Sveiki, šauliai. Labai įdomi tokia fatalinė savaitė, kas jumis vyks, niekada nekaltinkit savęs, nes tai yra susijęs su likimu, su planetų įtaka ir šiaip karminiais mazgais. Taigi, nepergyvename, einame atvirą širdimi į pasaulį, daug dirbame, labai daug kūrybinės veiklos nusimato, taip kad nepasidėsite ramiai. Na ir labai prašau, primenu tiesiog, kad prenumeruokit mūsų kanalą, spauskite Facebook'e mus stebėti, kadangi ten pagrindinė, aišku, visa medžiaga eina. Dedu pagrindinę medžiagą. Taigi, ką dabar daryti vis tik ir ko nedaryti? Kaip minėjau, reiškia labai kūrybinga savaitė, tai reiškia kažką tai išrasti, atrasti, nutapyti ar tiesiog padaryti balansą buhalterinį yra palanku, nes, kaip jums čia pasakius, reiškia savo darbe jūs būsite kūrybingi ir nesvarbu, kokia veikla užsiimat. Nu, ir gal dažytojai, pavyzdžiui, ar santechnikai, ar vairuotojai. Vienu žodžiu, jūs eisite į darbą su tokiu pakilimu, kai atsisėdi ir atrodo, va, padarysiu, arba tenais, nu, gal jūsų darbas yra judrus, fizinis, tai irgi su dideliu malonumu ir džiaugsmu eisite į darbą. O kaip yra sakoma, kad laimingas žmogus tas, kuris su džiaugsmu eina į darbą ir su džiaugsmu grįžta namo. Taigi, į darbą eisite su džiaugsmu. Į namus ne su tokiu džiaugsmu, nes ten gali tvyroti tokia įtampėlė dėl vaikų, tėvų, vyrų, žmonų, ten kaimynų, maža dėl ko. Todėl šią savaitę būsite tik pusiau laimingi, šauliai. Na, dėl konfliktiškumo, kad ten, aš manau, kad tai bus ne su konfliktais susiję, bet tiesiog nesusišnekėjimu. Gal jūs pradėsite daugiau nervinti artimuosius, o gal jūs artimieji, o gal tiesiog su džiaugsmu eidami į darbą taip nusidirbsite, kad grįžę namo nebenorėsite net bendrauti ir norėsite tik gal sėdėti prie televizoriaus su arbatos puodeliu. Tai va. Todėl nekreipkite dėmesio, kas vyksta ir pradėkite tiesiog save labiau mylėti. Na, labai palankus metas įsigyti kažkokį tai daiktą, kuris ateityje turės, na, kažkokį suteiks jums džiaugsmą. Nu, čia ne daiktą, gal daugiau gyvulį, gyvą sutvėrimą, su kuriuo daugiau bendrautumėt. Taigi, kurie šauliai planuojate įsigyti, augintinį kažkokį, na, o jeigu kaime, gal vištą, gal jautį, gal karvę, gal kažkokį gyvulį, nu, čia kaip namų inventorių, tai tikrai būtinai įsigykite, bus nepaprastai daug džiaugsmo arba naudos. Taigi, brangieji šauliai, norit, tai rašot, derinam jums patogų laiką dėl asmeninių konsultacijų, o šiaip pasimatysime kitą savaitę. Ate.